Ką, tai turiu pasiruošę šiek tiek klausimų, nežinau, ar pavyks man juos kažkaip tai visus išpildyti, tai tiesiog stenkimės, kad tas pokalbis būtų natūralus, organiškas, kur jau tas pokalbis mus nuves ten jau nuves. O pirmas klausimas, turbūt kaip ir Rytis užsiminė, būtų gal apie tas sąvokas. Tai man asmeniškai būtų svarbu suprasti gal pradžiai, kas yra intelektas, o apsibrėžus, kas yra intelektas, turbūt visai būtų svarbu suprasti, kas yra dirbtinis intelektas. Tai Ryti, kadangi pats nuo psichologijos, kaip sakoma, tai gal padėkit supras, kas tas intelektas tada. Nebent Modestas nori pirmas, bet aš tai turbūt dar apskritai galvočiau, ar tikrai tas žodis intelektas, taip kaip mes įverčiam, tas artificial intelligence, ir tas intelligence, iš tikrųjų intelektas turėtų būti žodis, nes jeigu kalbėti apie intelektą, tai čia mes galim vėl į gilias diskusijas ir ilgai apie tai kalbėti, nes psichologai tokio vienareikšmiško paaiškinimo, kas tai yra, neturi. Ir ten teorijų visokių yra, kas tas intelektas, ar jis iš dalių susideda, ar jisai vienas, kažkoks bendras yra ir panašiai. Bet turbūt aš tai tą, intelligence savo bent jau verčiau daugiau kaip protingumas, protas, net protas, tam tikrą prasme psichika galima sakyti turbūt būtų, nes ir kalbant apie dirbtinį intelektą, tai kiek aš suprantu, ta didžiausia svajonė tokia būtų kai kurių tyrėjų ir tos ryties, mąstytojų sukurti protą simuliuojančią mašiną, tai yra ne tik tai intelekto prasme, nes paprastai sakant, intelektas tai yra proto gebėjimas atlikti intelektinių veiksmų arba proto operacijų reikalaujančias užduotis, matematinės, atminties užduotis ir panašiai. Dar kitaip galima sakyti, tai yra lygis, kuriuo tavo pažintiniai procesai tokie kaip atmintis, suvokimas, mąstymas veikia ir panašiai. Bet aš sakau, aš turbūt išplėšiu šitoje diskusijoje tą intelektą iki proto, veikimo, protingumo, psichikos, kažkas tai panašaus. Nežinau, Modestai gal papildyt kažką iš. Jo, iš tikrųjų, iš mano pusės tai tikrai sutinku su to, kad intelektas yra ganėtinai didelis terminas. Bet šiaip mūsų srityje dirbtinio intelekto mes bent jau klasifikuojam galimą intelektą į kaip ir dvi grupės, tai būtų siaurasis intelektas ir bendrasis intelektas. Siaurasis intelektas tai yra tam tikros užduotis, kurios taip pat reikalauja kažkokių protinių sugebėjimų. Tarkim, žaisti šachmatais reikalauja ganėtinai nemažai protinių sugebėjimų, iš tikrųjų ir žmonės treniruojasi ganėtinai ilgai, kol taptų gerai specialistais. Tačiau su dirbtiniu intelektu mes jau 97 metais iš tikrųjų įveikėme geriausią tuo meto šachmatininką Garį Kasparovą, bet tuo metu dar niekas negalėjo ir dar tikrai nesakė ir kol kas vis dar nesako, kad mes pasiekėm bendrąjį intelektą. Kad mes turim dirbtiniam intelektą, mes esam labai gerai kaip sakant, išvystę tam tikras protinių sugebėjimų reikalaujančias užduotis, mes esam pasiekę nemažus rezultatus tame, bet šiaip tokio bendro intelekto mes dar toli gražu nesam pasiekę, nors šiais metais iš tikrųjų išėjo visai nemažai mokslinių straipsnių su tam tikrais modeliais, kurie atrodo, kad mes einam link teisingos krypties, tarkim, kalbant apie dirbtinį intelektą, tokią bendrą kaip sąvoką. Bet jo, rezumuojant, tai labai didžiulis dalykas intelektas ir Galiu trumpą dar reakciją, labai trumpą pasitengsiu, turbūt, man kaip psichologui aiškiau turbūt kalbėti būtų apie psichikos procesus. Aš taip, filosofai dažnai naudoja tą žodį protas, psichologai sako psichika ir psichikos procesai. Tai aš bent kiek skaičiau apie dirbtinį intelektą, tai kaip sakau, tai jų didžiausia svajonė ateityje kažkada, tai yra tos
siauruosius, kaip Modestas sakė, intelektus sujungti kažkokiu tai būdu į tą vieną bendrinį, kad mašina, aparatas ar kas tai bebūtų atliktų visas funkcijas, kurias žmogus atlieka, arba didelę dalį tų funkcijų. Tai kalbant apie psichikos procesus, tai yra ten ir emocijos, ir kiti dalykai, ne, ir panašiai. Tai už tai aš taip truputėlį nebūčiau linkęs to intelekto žodžio naudot, nežinau iš vis, kodėl lietuviai jį tai verčia, nes angliškai intelligence ne visai taip tiesiai intelektas. Ne, tai sakykime, šiai diskusijai gal, manau, visi sutinkam apie protą ir proto veikimą kalbėkim turbūt, ne daugiau negu apie kažkokį siaurą intelektą. Jo. Ir tai pritariu turbūt, kad yra tas spektras skirtingo sąveikavimo su pasauliu ir yra aibė tų sąvokų ir natūralu turbūt, kad nelengva įsivardyti kažkaip. Tai kalbant truputėlį apie tą bendrą intelektą, ar ne, turbūt kiekvienas iš mūsų, kai įsivaizduojama tą bendrą intelektą, gal ne vienam, bent jau man ateina į galvą įvairūs personažai iš žinomų filmų, kad ir Ji arba Ex Machina, Aš robotas, kad, pavyzdžiui, personažas užsisako paslaugą, kur gali kalbėtis visada, bet kuriuo metu organiškai su, pavyzdžiui, šiuo atveju kažkokia moterimi ir su jie vos neužmegzti gilų intimų ryšį arba galų gale, ten, tarkim, kažkokie specialistai, kurie žmogaus analogą ar bando kažkaip suprasti, ar tas robotas, jisai supranta, kad jis yra robotas arba netgi kažkas kitam. Ir tada toks iškyla klausimas, tai vis dėlto, kiek realu yra sukurti tokį bendrą intelektą. Tarkim, yra akcentuojama ta natūralios kalbos problema, kad šiuolaikiniai sprendimai negali atkartoti natūralaus pokalbio su žmogumi. Tai Modestai, gal norėtųsi paties paklausti, žiūrint į dabartinius tyrimus, pažangą, kiek realu yra turėti tą įsivaizduojama bendrą intelektą pagal tai, kur juda reikalai. Taip, tai iš tikrųjų manau, kad mes ganėtinai nemažai jau esam pasiekę ir yra empirinių rezultatų rodančių, kad yra jau tokių natūralios kalbos pokalbių sistemų, taip angliškai vadinamų chatbotų, su kuriais galėtų žmogus, tarkim, prisijungti ir kalbėti ganėtinai atvirais klausimais. Tokie open domain diskusijos gali būti vykdomos jose. Tai tarkim, vienas iš pavyzdžių būtų Replika, yra tokia aplikacija, kuri iš tikrųjų ir sugeba su žmonėmis kalbėti ganėtinai atvirom temom. Pačios Replikos užduotis yra, kaip suteikti galimybę žmogui turėti draugą, su kuriuo galėtų žmogus išsipasakoti savo problemas ir taip pat turėti draugą, kurio vienintelė užduotis būtų padaryti, kad tas žmogus, kuris naudoja tą aplikaciją, jausisi labai gerai. Ir moksliniai tyrimai rodo, kad iš tikrųjų žmonės jaučiasi visai daug geriau, tarkim, pabendravę su tam tikrais dirbtinio intelekto chatbotais. Tai ta pati Replika, iš tikrųjų, jie nustatė, kad, tarkim, depresijos lygis yra sumažėjęs, taip pat vienišumo skalėje žmonės pradeda jausis daug geriau. Ir atrodo, kad yra taip pat daug istorijų, kur žmonės užmezga ganėtinai intymius ryšius su šita dirbtinio intelekto programėlė. Tai tokios sistemas, tarkim, kaip filme Ex Machina, iš tikrųjų atrodo, kad jos yra ganėtinai jau netoli, nors taip pat turi ganėtinai fundamentalių problemų, jeigu iš tikrųjų bandoma jam naudotis ilgiau. Bet žmonėms patinka ir atrodo, kad tai duoda jiems teigiamų rezultatų. Ryti kažką sureaguoti? Ne, viskas teisingai ir turbūt tik tai paantrinčiau Modestui, kad tokių programėlių, programų ar kažkokių sistemų, čia kaip turbūt teisingiau būtų vadinti, yra daugybė. Ne? Ir aš šiandien kaip tik dar
prieš mūsų diskusiją čia pasigūglinau truputėlį, tai pats buvau nustebęs iš tikrųjų, nes aš daugiausiai anksčiau domėjaus savipagalbos programėlėm, tai yra, kur realiai tu pats savo padedi ten kompiuterio užduodamų klausimų ar suteikiamos informacijos ar kažkokių siūlomų pratimų rėmose, ne? Pats nustebau, kiek iš tikrųjų dabar išplėtota tas botų arba netgi avatarų, ten, tai avataro pagrindas irgi tas pats botas yra, bet pagrindų visų programų. Ir kas įdomu, čia paskui, jeigu prieisim dar prie to, tai galėsiu net ir pavardinti, nes tikrai įdomių visokių yra projektų sukurta, bet ką norėjau pasakyti, kad yra nemažai tyrimų, ką ir Modestas sakė, kad iš tikrųjų žmonės su jais geba užmegzti ryšį. Tai reiškia, nėra taip, kad mes bijotom jų ar bėgtom, jie kažkokiu būdu mus įtraukia į save. Dabar, bet tas Povilo klausimas toksai platesnis, kiek įmanoma ateityje tą bendrą intelektą turėti, čia Modestas neleis sumeluoti, turbūt man atrodo dar kol kas, mes nesam taip arti, kad jau sakytom rytoj poryt ar ten už metų mes gebėsim tas visas funkcijas sujungti vieną, nes iš tikrųjų, jeigu kalbant apie dirbtinio intelekto pasiekimus, ten tose smulkiose srityse, tai jie tikrai spūdingi, Modestas paminėjo, ten Kasparovo aplašė, Deep Blue, kompiuteris, aš ten dėmsiu. Beje, aš girdėjau Kasparovo pranešimą, jisai sakė, šiaip tai 1-1 rezultatas, nes yra buvę 2 partijos, vieną kartą Kasparovas aplašė, kitą kartą kompiuteris aplašė, o trečią partiją atsisakė kompiuterio gamintojai žaisti, tai jisai jaučiasi laimėtojas. Bet kuriuo atveju, bet turbūt yra dar daugiau įdomių dalykų, pavyzdžiui, 11 metais IBM, toksai Watson yra programa, kuri dabar kitais tikslais naudojama, man atrodo, ten Jeopardy, kvizų, žinių, sakykime, taip testų aplašė ten čempionus pasaulio, paskui 16 metais AlphaGo, kompiuteris aplašė tenai Go žaidimo, kiniško šachmato, tokia atitikmės dar sudėtingesnė čempioną pasaulio, ir panašiai, ir panašiai. Tai esu skaitęs kažkur, kad Los Angeles Times, man atrodo, yra toks žurnalas, tai jiem dalį straipsnių rašo kompiuterinė programa, analizuodama internetą, ten rinkdama informaciją ir panašiai. Tai įspūdinga ir panašu, kad veikia, bet vėl tai atskiros programos, atskiri moduliai, atskiras užduotis vykdantis dalykai, ką Povilas sako, iš filmų heroją kažkokią arba herojų sutik turbūt dar, rytoj dar tikrai ne. Mano įsitikinimą, nebent Modestas kažkaip paprieštaraus. Jo, iš tikrųjų, tai sujungti visas šitas programas, kurios, tarkim, gerai veikia žaidžiant Go žaidimą arba Jeopardy, vis dar yra sudėtinga problema, nes, kad ištreniruoti tos pačius algoritmus, kad jau taptų profesionalais tam tikroje srityje, tarkim, žaisti Go, jie vien tik tą iš tikrųjų ir tą daro. Jų vienintelė užduotis yra įveikti priešininką ir, tarkim, tam pačiam algoritmui davus kokią nors kitą užduotį, tarkim, sužaisti šachmatais jau būtų daug sudėtingiau. Nors jeigu ir ko mes iš tikrųjų ir tikėtumėmės iš bendro intelekto, kad algoritmas galėtų adaptuotis nuo vienos užduoties prie kitos. Ganėtinai nesunkiai. Arba, nebūtų reikalinga ilgas procesas, per kurį, tarkim, algoritmas mokintųsi žaisti, tarkim, šachmatais arba žaisti Go, o po to pereitų, tarkim, kepti blynus virtuvėje. Paskui kavos kartu su žmogumi išgertų dar, ne? Jo, tai čia būtų toksai, taip, mes esame iš tikrųjų ganėtinai toli nuo to, nors iš tikrųjų yra ir pavyzdys šiais metais išleistų modelių, kurie iš tikrųjų yra milžiniški. Iš tos pusės, kad yra tokie gilaus mokymosi algoritmai, kurie bando imituoti žmogaus smegenis. Iš tos pusės, kad jie veikia dirbtinių neuronų tinklų principų, kurie bando mimikuoti, kaip žmogaus smegenis veikia. Ir šiais metais yra išėjęs didžiausias esamas modelis su 170 milijardų parametrų,
kuris iš tikrųjų buvo aptreniruotas ne ant specifinės kažkokios užduoties, bet tiesiog aptreniruotas generuoti tekstą ant begalės duomenų. Ta prasme, modelis buvo išmokintas, įgyjęs daug informacijos iš Wikipedijos, iš įvairių knygų, iš įvairių internetinių puslapių. Šis jis yra matęs apie 500 milijardų žodžių, kas yra labai labai daug. Ir galiausiai, ką žmonės pastebėjo, tyrėjai, kurie sukūrė šitą modelį, tai kad jisai sugeba labai greitai išmokti naujas užduotis. Ta prasme, kad seniau, jeigu turime užduotį, tarkime, elementarių užduotis, tai tikriausiai būtų sentimentus atskirti tam tikrose pranešimuose, komentaruose. Tai specifiniai modeliai reikalaudavo, kad reikalaudavo turėti labai daug duomenų, kad pasiekti aukštą rezultatą šitose užduotyse. Ir tai buvo tūkstančiai duomenų, ne tūkstančiai, tai šimtai tūkstančių, kad pasiektų žmogaus lygio rezultatus. Su šituo modeliu siurprizas buvo tas, kad užtenka 3-4 pavyzdžių ir dar pateikti aprašymą pačios užduoties. Ir modelis sugeba ganėtinai greitai išmokti šitas užduotis iš skirtingų disciplinų. Tai viena iš pavyzdžių būtų, ką irgi išmoko modelis, tai tarkim sugeneruoti tekstus, kaip sakėt, naujienų straipsnius, taip pat poeziją. Ir tai bent jau atrodo, kad dauguma žmonių sako, kad šitas modelis parodo, kad mes iš tikrųjų žengiam ganėtinai arti link to bendro intelekto, nors yra labai daug žmonių, kurie, ir vienas iš tų esu iš tikrųjų ir aš, kad, mes vis dar esam tolokai nuo to ir kad pasiektume tikrą intelektą, kaip čia Rytis pasakoja, tai dar yra laiko. Tai yra... Aš vieną galvoju, dar jeigu papildė truputėlį Modestą, tarkim, radau neseniai tokią, teoriją, Kurtis, toksai autorius, senas jau 63 metais, jisai suformulavo, sakykime, 2 sąlygas, kurios būtinos, kad mašiną mes galėtum vadinti, sakykime, psichologiškai, kaip atkartojančių žmogaus veiklą, tarkim taip, Tai jisai, čia aš gal pasakysiu truputėlį, reiškia, viena sąlyga yra, kad ta mašina turi atlikti tokius dalykus, turi nepriklausomus sprendimus gebėti priimti, nepriklausomus nuo programuotojo, programos ir panašiai, tai yra, savo nusistatyti likti kažkokius dalykus, Antras likti kriterijus būtų, kad tie sprendimai būtų priimami remintis nauja, nepilna ir abstrakčia informacija. Tai yra ne konkrečiai kažkokio algoritmo vykdymas, bet tokie kaip ir žmonės, ne iki galo žinodami sprendimus daro. Trečias toksai liktai dalykėlis, kad turi mokėti perprogramuoti save priklausomai nuo duomenų naujų. Tai yra tas deep learning, turbūt jau čia mes kažkur arti šitą esam. Dar vienas kriterijus yra, turbūt man atrodo sunkiausias, tai yra sprendžia savo programavimo konfliktus. Tai yra, kitaip sakant, atsidūrė situacijose, kur jo programos moduliai arba algoritmai viens kitam prieštarauja ir jis turi priimti moralinį sprendimą, reminti savo susiformuotą kažkokią tai moralę ar kažkas tai panašaus. Kitaip sakant, jeigu ten, važiuok ir tuo pačiu metu stok, arba kažkas eina, bet tau reikia kažkur greit nuvažiuoti, tu turi priimti teisingą sprendimą. Tai jo nuomonė, tie 4 kriterijai, jie turi būti vykdyti ne tik laboratorijai, bet ir apskritai laisvam pasauliu, bet kur, bet kokioje situacijoje. Ir nuomonė bent jau to šaltinio, kurį aš skaičiau, kad ten 2015 metų, kad mes dar labai toli nuo šito. Tavrasme, jų nuomonė taip toli, kad net neįmanoma įvertintų kriterijų. Bet nuo 15 metų, suprantu, Modestai įvyko daug lūžių ir jaučiu, kad kažkuriuose tose kriterijuose mes priartėjom. Turbūt, kad gali algoritmai apsimokyti, gali persiprogramuoti truputėlį, bet tas moralės supratimo, tarp eilučių skaitimo dalykai
nežinau, kiek arti ar toli, bet man atrodo, čia dar reikia padirbėti. Įsiterpsiu tada truputėlį, tai pradėkime eiti po truputį prie tos psichologo kabineto temos. Jeigu aš taip save statau į kliento poziciją, viskas labai faina, yra kažkokie chatbotai, aš galiu parašyti, man atsakys, gerai, kaip tyrimai rodo, gal truputį geriau pasijusiu, streso lygis nukris, kažkiek ir to vienišumo jausmo sumažės, bet vis dėlto, man reikia gyvo kontakto, aš noriu, kad čia tas robotas, jisai, tarsi, kad aš jo gal net neatskirčiau nuo žmogaus. Ir kai mes pasižiūrim dabar į tuos robotus, humanoidus, kuriuos turim, kad ir tą pačią Sofiją, kuri čia prieš 2-3 metus gal viešėjo pas mus ir po to netgi Saudo Arabijoje pilietybę gavo. Nelabai man kažkaip taip norėtųsi, pavyzdžiui, pasieiti, pasiterapinti ir viena iš priežasčių dėl to, kad yra ta truputį grėsminga išvaizda. Ir čia turbūt Modestas gal galės daugiau papildyti, bet vienas japonas toksai išradėjas Masahiro Mori, jisai sugalvojo tą grėsmingo slėnio arba Uncanny Valley teoriją, kad viskas su robotais yra ir jų išvaizda okei, kol jinai ne per daug primena žmogaus. Nes yra ta plona riba, kai jau tas tikrumas, jisai gali net kelti tam tikrą atmetimo, gal pasibjaurėjimo reakciją. Tai jeigu atkreipsime dėmesį tą ne tik operacijas tas siaurasias, bet ir tą išvaizdą, sakykime, tų humanoidų, kurie varomi yra to dirbtiniu intelektu. Modestai, kaip manai, kiek čia yra realu priartėti prie tų filmų scenarijaus ir kad kažką turėtume arčiau gyvo žmogaus, kaip galvojat? Čia geras klausimas iš tikrųjų. Sukurti tokį robotą, kuris atrodytų kaip žmogus, tai jau tokia kaip ir dizaino problema yra dizaineriams sumodeliuoti kažką panašaus į žmogų, bet taip pat ir mechaninė problema, taip pat, kad kaip padaryti, kad robotas judėtų natūraliai, nes žmogus atrodo, kad turi labai daug tokių kaip rotacijos ašių, per kurias gali judėti, kai robotai turi daug mažesnį tą skaičių. Tai jo, tas tikriausiai ganėtinai, dar ganėtinai toli mes nuo to esam, man atrodo. Bet man klausimas, o kam mums to reikia? Čia Povilai, nes jis iškėlė tą klausimą. Kaip jums atrodo, kam kuria žmonės vargsta? Nežinau, man atrodo, čia intelektinis smalsumas ir finansavimas daug ką lemia, bet aš daugiau kaip psichologas iš kabineto pusės sakau, kam to reikia. Nes šiandien aš prieš diskusiją, kai galvojau, ką aš, jeigu manęs klaustų, ką tu galvoji, kaip čia viskas bus toliau su tais kompiuteriais, dirbtiniu intelektu ir psichologija, tai aš tiksliai nežinau, bet man atrodo 3 scenarijai gali būti. Vienas scenarijus gali būti, kad mes kovosim, kaip filmai dažnai rodo, kad jie įgaus tokią galią, kad taps nepriklausomi nuo mūsų ir ten taip toliau, taip toliau. Antras, man atrodo, toks piešiasi scenarijus, kad jie bus vergai, negražiai čia pasakiau, bet turime pagalbininkai, kaip ir dabar, realiai, ne? Ir trečias turbūt scenarius, ką dažnai piešia futuristai, tai yra susiliejimas, tai yra ten transhumanizmas ar kažkas panašaus, kad reiškia, į mus bus integruota dalinai tas dirbtinis intelektas panašiai. Tai man atrodo, žiūrint taip, tai tada ir klausimas, o ar mums tikrai reikia sukurti lygiai tokius pačius kaip žmonės, robotus, tam, kad psichologinė prasme, kad jie mums pagalbą teiktų. Šiaip gal turbūt smalsu, turbūt faina, turbūt gerai, kad žmonės į tą pusę eina, tik tai aš galvoju, nes matai, yra tokių, nes čia man atrodo ne vien iš kompiuterio arba roboto pusės turbūt reikia galvoti, kada eina kalba apie santykį tarp 2 objektų, subjektų, tarkim, arba net ir 2 žmonių, tai jame dalyvauja 2 pusės. Tai čia šiuo atveju būtų tas, įsivaizduokim, humanoidas robotas, koks nors psichologas, ne, ir žmogus. Ir tyrimai, kiek bent jau aš skaičiau, rodo tokį įdomų dalyką, kad mes žmonės esam pajėgus su daugybė dalykų užmegzti emocinį, netgi intelektinį ir emocinį santykį. Nes, ką tu, Povilai, paminėjai, kad aš noriu to žmogiško santykio, bet kas įdomu, kad mes su televizorium galim tokį santykį užmegzti, mes galim su pliušiniu meškiuku tokį santykį užmegzti, kai kurie žmonės su guminiais partneriais tokius santykius užmezgia, ne? Arba ant siurblio, kaip pyksta kartais. Su siurbliu, su daugybė dalykų, su kompiuteriu to pačio, ne? Ir yra daug įdomių tyrimų, kurie rodo, kad nesvarbu iš esmės kokia išvaizda to daikto, svarbu
ką jisai tau duoda va, tam tokiam virtualiam psichologiniam pasauliu. Va, jeigu jis jauti, kad jis tave supranta, jauti, kad jisai ten tau atliepia kažkokius poreikius, tai kartais to ir užtenka. Ir kas dar įdomu, kad net mes, jeigu intelektualiai suprantame, kad tas daiktas nėra gyvas ir jis nėra žmogus, mes vis tiek leidžiame savo su jo emocinį santykį užmėgsti. Tai vat iš tos pusės žiūrint, aš ką ir sakau, gal mums net ir nebūtina turėti tobulų žmonių robotų, nebent mes norim sukurti pasaulį, kur mums reiktų su jais konkuruoti. Bet, nežinau, man asmeniškai būtų turbūt smagesnis pasaulis, kur mes padedam vieni kitiem, arba robotai žmonėm padeda turbūt. Tas susiliejimo toks irgi scenarius įdomus, bet jis toks, biškai viršė, sakykime, suvokimo ribas, kaip tai galėtų atrodyti, tai, tas, sakyčiau, bendradarbiavimo. Ir tada, bendradarbiaujant, gal nebūtina, kad tie robotai būtų tiek tobuli, kad jie, tarkim, atrodytų, elgtųsi ir gyventų kaip žmonės. O tai Modestai, kadangi pats esat toj srity dirbtinio intelekto ir vis dėlto arti ir tos robotikos, turbūt šitą temą kalbantie, tos kelios problemos eina kartu. Kaip jums pačiam atrodo, tai kodėl reikia tada to, sakykime, alternatyvaus tobulo žmogaus, kodėl tiek daug vilčių dedama į tai, kaip jūs samprotautumėte? Na taip, jeigu kalbant apie, čia šiek tiek prasitęsti, ką Rytis pasakojo, tai irgi manau, kad gal tokio kaip robotą nebūtinai reikia, nes esu matęs, kad yra ir sistemų, tokių, kurios bando imituoti psichologą virtualioje realybėje, gali irgi padėti žmogui, tarkim, pasijusti, kad jis yra netoli žmogaus kažkokio kontakto. Bet šiaip, jeigu kalbant apie, kodėl manau, kad būtina turėti, kurti tokias sistemas, kurios galėtų žmonėms padėti emociškai, išspręsti savo kažkokias problemas arba šiaip suteikti kažkokią pagalbą. Tai vien dėl to, kad psichologinių sutrikimų, aš bent jau kiek skaičiau internete, kad vien Europoje atrodo, kad 44 milijonai žmonių serga kažkokią formą depresijos, pat apie 37 milijonai turi sutrikimų su nerimu. Ir visiems jiems užtikrinti, tarkim, psichologo pagalbą kabinete yra, tiesą sakant, neįmanoma greičiausiai. Vien dėl to, kad kiek įsivaizduoju, nežinau, ar galiu tą teikti, bet kad psichologų tiek daug nėra. Ir šiaip, man atrodo, kad ir psichologo kabinetas turi nemažą kainą. Tai tarkim, jeigu turėtume sukūrę tokias programėlės, kurios padėtų malšinti, tarkim, nerimo ar depresijos kažkokius simptomus, tai būtų labai puikiai pažanga sveikatos srityje. Galima reaguoti truputėlį, įsiterpsiu sekundę. Pirmiausia, tai yra tokių programėlių pilna ir jos efektyvios, ne? Bet aš tai dar iš kitos pusės galvoju apie depresiją ir nerimo sutrikimus, kurių daugiausia yra. Ir ten yra tokie paskaičiavimai, kad tarkim nuo 15 iki 30%, kiti sako ten vos ne 40-50%, bet gana didelė dalis žmonijos kažkada per savo gyvenimą su tokiom kažkokiom sunkiom būsenom, kurios nuo jų nepriklauso, jie jų nesuvaldo ir panašiai ištinka. Ne? Tai tikrai čia yra problema. Bet psichologai dar žiūri kitaip į šitą problemą, kad mes kuo toliau tuo gyvenam geriau materialiai. Ta prasme, mes niekada taip gerai negyvenam kaip dabar, šiaip turbūt paėmus. Ypatingai vakarų pasaulį, nekalbu apie gal visą pasaulį, bet ir nepaisant to, mūsų ta vidinė psichologinė būsena ir vidinis pasaulis, jisai atrodo, kad blogėja, arba bent jau negerėja. Ta prasme, mes neartėjam prie aukso amžiaus, kada visi žmonės bus laimingi. Tai to nėra. Ir čia toksai šiaip pusiau juokais, pusiau ką, bet ar nebus taip, kad kuo daugiau mes tų pagalbininkų prikursim, tuo liūdniau pasauliu bus gyventi. Nes žmogus bendraus su nerealiais aparatais, o ne su žmonėmis. Ir kuo toliau gali būti, tuo mažiau mes su realiais žmonėmis bendrausim. O tai gali vesti prie dar daugiau depresijos ir nerimo sutrikimų. Čia dvi pusės yra, man atrodo. Gerai, tai dabar jeigu eitume į truputį, pabandysim tos ir šviesos ir tamsos patyrinėti. Tai kalbant apie tą tamsesnį scenarių, jeigu priimam tą prielaidą ir tą gal faktą, kad
kad gal net depresijos, nerimo daugėja, nors visada yra diskusija, ar čia diagnozuojam tiksliau, ar čia iš tiesų daugėja. Tai... Povilai, bet bent jau nemažėja, turbūt galima sakyti, kad nemažėja, tai tikrai, ne? Nu, tebūnie, bet tyrinėjant dar tą tamsesnį scenarių, gal aš taip kaip bandau įsijausti į biurokrato, gal valstybininko kailį ir išeiti truputį iš savo psichologo vaidmens. Na, jeigu man ateina Hebra parodo, kad tyrimais remiantis, sakykime, na čia gal dar taip nėra, bet sakykime, kad psichikos sutrikimai jie diagnozuojami kur kas tiksliau nei tai daro psichologas, pavyzdžiui, ar psichoterapeutas. Panašiai kaip, pavyzdžiui, yra rentgeno srityje, kur yra, Modestas gal galės papildyti mane, kur rentgeno nuotraukose aptinka ligas dirbtinis intelektas gerokai tiksliau nei, sakykime, patyrusio gydytojo akis. Ir jeigu taip atsitiktų, tai aš kaip valstybininkas faktas, kad skaičiuočiau, ar man apsimoka rengti psichologus, ar man paprašiau padauginti dirbtinį intelektą ir tiesiog suteikti tą paslaugą žmonėms, kur jinai yra neprieinama, pavyzdžiui, žmonės, kurie negali nusipirkti, arba kitiems, kurie, tarkime, nenori viešosiomis paslaugomis naudotis ir apskritai eina į privatų sektorių, kuo, na, sakykime, aš kaip biurokratas gal nebūtinai suinteresuotas. Tai kaip vertintumėt tą scenarijų, kai ekonominiais tikslais labiau apsimoka mažinti psichologų kiekį? Čia labai realus scenarius, nes man kaip psichologui turbūt irgi apsimokėtų sukurti programėlę ir jinai uždirbinėja, tarkim, 24 valandas, 7 dienas per parą ir ne tik Lietuvoje, bet gal Australijoje, ten Afrikoje ir visur kitur, jeigu išvertus į anglų kalbą, ir kažkas panašaus, tai visiems apsimoka. Tik turbūt svarstant tos tokius pasaulio ateities pokyčio kažkokio tai klausimus, vėl, mano tai visą laiką pasiūlymas galvoti sistemiškai, o sistemiškai galvoti nėra taip paprasta, nebent tas dirbtinis intelektas mums galėtų padėti turbūt sistemiškai galvoti didžiuosius duomenis analizuodamas. Tai aš sakyčiau, sistemiškai galvojant, tu gali kartais pagerinti vieną pusę, tai yra pasiūlyti daugiau priemonių ir netgi rasti, kad jos efektyvios, tos priemonės, bet tai gali keisti kitą, tą socialinę plotmę, ta prasme, žmogus atitols nuo kitų žmonių. Ir nežinau, ar tai gerai ar blogai, čia irgi visokių tyrimų yra, bet daugiau tyrimų rodo, kad mums yra būtinas tas kažkoks bendravimas su tuo. Nes vėl kalbant apie dirbtinį intelektą, koks jisai geras bebūtų, turbūt šiai dienai vakar Modestas irgi sakė, jisai to integruoto bendravimo su žmogum kol kas neturi, kad tu visuose lygiuose su juo kažkokį labai gerą kontaktą užmėgstum, ne? Modestai, tai klausimas tada jums, neseniai išėjęs filmas, galbūt kas ir matė Socialinė dilema, parodė, kad kas liečia socialinės medijas, kad jas kuriantys programuotojai, kūrėjai, jie tiksliai nežinojo, ką jie daro, jie kurdami mėgti mygtuką, jie galvoja sukurti daugiau gėrio, jie net nepagalvoja, kokią tai įtaką gali turėti žmonių psichikai, savivertai. Tai Modestai, iš IT srities, iš technologijų, kiek dirbtinį intelektą kuriantys asmenys iš tiesų žvelgia į šitas problemas kaip vienišumas, apie ką Rytis kalbėjo ir panašiai, kaip žiūrite šitą situaciją? Geras klausimas iš tikrųjų. Tai jo, su socialinė medija, tai tikrai matosi tas ganėtinai aiškiai, man atrodo, kad ganėtinai nemažai priklausomybės sukėlė šitos sistemos. Ir taip pat kuriant dirbtinio intelekto sistemas visą laiką yra tas ryšys, kad jos gali veikti prieš žmones. Tai tarkim, kad ir su tais pačiais psichologais, kaip Rytis sakė, kad gal jie ir išsprendžia kažkokią problemą, kaip tarkim sumažina depresijos lygį, kas yra įrodyta, bet nieks nežino, kaip tai įtakos ateityje įvykius. Taip pat kaip ir buvo su socialiniais tinklais, kad buvo bandoma optimizuoti, kad žmonės kuo ilgiau praleistų laiką Facebook'e, tarkim, ir to pasakoje Facebook'as sugeneravo nemažas pajamas, bet sukėlė labai didžiulę priklausomybę žmonėms. O šiaip iš IT pusės, kaip programuotojams, visą laiką
mumis bent jau per paskaitas taip pat mokina, kad reikia būti kaip ir budriems, pagalvoti, kokias tai turės socialinės, kokius socialinius įvykius tai lems ir būti socialiai atsakingams. O ar kaip jau čia žmonės, tie programuotojai, kuriantis šitas sistemas, elgsis, tai čia jau nuo jų priklauso labai. Dar Modestai tęsėt, atsiprašau. Man pasirodo, kad dar kažką norėjo atsakyti, ne? Ne, viskas. Aš dar kitą aspektą turbūt paliešiau, vėl iš psichologo, tarkim, psichoterapijos mokyklų pusės žiūrint, čia vėl, kas klausytojai yra psichologai, tai turbūt žino, kad psichologija nėra vienos universalios visko teorijos, yra daug teorijų apie tai, kaip veikia žmogus. Ir tarkim vėl, jeigu mes kalbam apie tą kognityvinę, intelektinę, tokią, racionalaus proto pusę, tai ten daug investuojama ir vis daugiau mes sužinom, nors ir tai ne iki galo turbūt, ne, bet kalbant apie visą žmogų, nes aš kaip pradžioje minėjau, turbūt mes neturėtum kalbėti tik apie sausą intelektą, nes kada eina kalba apie psichologinę pagalbą, tai čia yra ir prasmių, ir semantikos, ir ten tokių visokių dalykų ir panašiai, reiškia apima daugiau ir emocijas, ir visus kitus dalykus. Ir klausimas tada, yra toks dalykas, kad tos programėlės, kurios egzistuoja, ir net tie botai, jau aš juos stebiu kažkiek tai seku ir domiuosi, tai aš matau, kad dauguma jų remiasi labai ribotų teorijų skaičiumi. Tai yra dauguma jų remiasi kognityvinė elgesio terapija, arba CBT angliškai, ne, Cognitive Behavioral Therapy. Turbūt absoliuti dauguma, išskyrus ten vieną kitą pavyzdį kažkokį, o tai reiškia, kad, lyg tai einama link to, kad šita teorija yra geriausia, nes jie paremti visi tie pagalbininkai, tokie virtualūs, sakykime, paremti ir panašiai, bet jinai susilaukia šitą teoriją irgi daug kritikos. Taip jinai efektyvi, taip jinai sumažina nerimą, taip jinai sumažina depresiškumą kažkiek, sakykime, bet, kaip sakau, neaišku, ką dar padaro, ne? Ir klausimas, ar nukreiptas poveikis į konkretų ten simptomą, jisai yra tai, ko žmogui reikia, nes kartais, tarkim, tos klasikinės senosios, kaip psichoanalizė, ten, nežinau, egzistencinė kažkokia terapija ten ir panašiai, jos kalba apie žmogaus pažadinimą naujam gyvenimui, perdarys jį iš vidaus ir lyg tai, atsišviežinimą, atsinaujinimą, persistruktūrimą asmenybės, o šito klausimas, kiek tie pagalbininkai gali padaryti. Tai čia turbūt vėl grįžtam prie to pačio, jeigu žiūrint ekonominių požiūrių, vienaip tada viskas atrodo, programavimo požiūrių kitaip, ten psichologinių požiūrių trečiaip, o viso pasaulio požiūrių turbūt niekas negali pažiūrėti. Net čia įdomus laikai, nežinom, kur nuves, bet reikia stebėti. Gerai, tai prašau, Modestai. Dėl tos kognityvinės elgesio terapijos, tai irgi skaičiau straipsnį, kodėl jie dažniausiai naudoja iš tikrųjų tokias programėlės, tai vien dėl to, kad aš pats nežinau, kaip jas tiksliai veikia. Jinai struktūruota yra, jinai pati struktūruota yra, tai. Tai pagrindinis argumentas, kad ten ganėtinai, aišku, gali algoritmiškai aprašyti, kaip su žmogum dirbti, tai dėl to jinai yra populiariausia čia šitoj srityje. Jo, būtent, tai nes kol kas, tarkim, jeigu imti kažkokias kitas psichologinės terapijas, kurios reikalauja jau šiek tiek daugiau, tarkim, gilesnio pokalbio su žmonėm, tai jo sudėtingiau žymiai. Neturim tiesiog kol kas dabar tokių modelių, kurie... Nors kas įdomu, kad pirmoji programa pasaulyje apskritai internetu paplitus ir kompiuteryje, su kuria galėjai pasikalbėti, buvo Eliza, nežinau, žino turbūt Modestas, ne? Eliza, jinai buvo paremta Rodžersiniu arba, į asmenį orientuotų humanistinių, sakykime, tai požiūrį. Jinai beje ir dabar veikia, šią specialiai internete atsidariau, galvoju, gal parodyti visiems pašėrinti, bet turbūt susiras žmonės. Eliza programa ten su taim šnekasi. Tai net ne CBT, o visai kitų modų, bet šiai dienai taip. Gerai, kolegos, tai panašu, kad bendrų sutarimų suvokiam, kad yra skirtingi poreikiai ir skirtingus poreikius turi psichologų bendruomenė ir programuotojų bendruomenė viena vertus, antra vertus yra skirtingi ir klientų poreikiai. Tai vieniems norisi to gilesnio, tokio intimesnio kontakto, kuris gal tęsiasi ir ilgesnį laiką. Kita vertus, norisi truputį vėl kažkaip tą balansą įvesti, vis dėlto psichologai tai nėra vien tik tai psichoterapeutai. Ir jų darbų sąrašas yra gerokai platesnis. Tai
ką rodo truputėlį tyrimai, kad yra potencialo psichodiagnostikoje, kas iš tiesų jau sutaupo psichologų laiko įvertinant, sakykime, patologiją arba jos, sakykime, sąryšį su kitais sunkumais. Puikiai, kas esam psichologai, suokiam, koks tai yra sudėtingas darbas, kai yra komorbidai, daug sutrikimų viename gali būti ir nieks dar nesutarė, kokios tos tikros kategorijos. Tada kai kurie tyrėjai irgi sako, kad vis dėlto, yra atvejų, kur tiesioginis yra tas terapinis poveikis, čia gal keistai nuskambės, bet asmenim su seksualiniam disfunkcijom pasirodo robotas gali kaip treniruočių partneris padėti arba kažkokiais kitais atvejais. Arba turbūt gali stebėti nuolatinai tave 24 per valandą visokie jutikliai ir analizuoti duomenis tavo nuotaikų ten visokių ir panašiai. Tai duoti prekę, pavyzdžiui, pagal tai, kaip tu jautiesi. Taip, daug galimybių yra. Tai žiūrint į tą potencialą, tai vis dėlto, jeigu paieškotume kažkokių ir teigiamų pusių, jeigu kažkur giliai viduje suvokiam, kad kažkiek tai ir neišvengiama, tai Ryti, kaip jums atrodo, kokie tie yra privalumai, sakykime, to dirbtinio intelekto? Tai aš turbūt linko ir lenkiu savo tos pasisakymus, kad man atrodo, tas dirbtinis intelektas praturtins psichologų darbą labiau negu kad pašalins jį iš to kabineto, nes mes ta mūsų tokia tema kabinete, nes žinai, kai atsiranda naujas veikėjas kabinete, tai tau gali tekti išeiti, tam trečias nereikalingas, kaip sako, bet mano asmeninė nuomonė, kad turbūt potencialo yra tiek daug, kad tai praturtins labiau mūsų darbą, palengvins jį kažkiek tai ir leis galbūt susitelkti ties tomis vietomis, kur jau tam dirbtiniam intelektui bent jau kol kas yra sunku. Ir čia vėl aš turbūt piešiau du scenarius. Vienas, įsivaizduokim, kad tas dirbtinis intelektas tiek ištobulės, kad jisai tą bendrą intelektą pasieks ir visiškai nukopijuos žmogų. Tada nežinau, kas bus, gali būti, kad mums teks konkuruoti. Bet aš kol kas asmeniškai netikiu, kad tai nutiks greitai kažkodėl. Tai man atrodo labiau tikėtina, kad tiesiog dirbtinis intelektas mums duos naujų galimybę. Ir čia Povilas kelias paminėjo, bet yra jų daugiau, pavyzdžiui, virtuali aplinka arba virtuali realybė, kur tu gali tą pačią terapiją vykdant sėdint ant kėdės, bet vaikščiant po nuostabų mišką kokią nors to pačiu terapeutų virtualioje erdvėje, kodėl ne? Saugiai, nieko aplink nėra, konfidencialumas išsaugomas ir panašiai. Yra tie jutikliai visokie, kurie gali įvairius duomenis. Yra dabar technologijos, kurios turbūt emocijas jau gali atpažinti iš veido, ten raumenų, visokių įstempimų ir panašiai. Ką Povilas minėjo, diagnostikui turbūt, ir diagnostika gali būti ne vien tik tai naudojant mūsų tos tradicinius testus, bet big data, tai yra žmogaus vos ne viso gyvenimo duomenis, jo elgesį ir panašiai apibendrinti ir iš to kažką tai išnešti. Tai aš manau, čia labai smagus dalykai, bet turbūt ekspertinius sprendimus galutinius vis tiek psichologas, man taip atrodo, priiminės. Nes iš tikrųjų, čia gerai Povilas paminėjo, gal nežinau, ne visi klausytojai yra psichologai, bet tai ta prasme psichologo darbas iš tokių 3 didelių dalių, galima sakyti, susideda. Vienas tai yra psichologinė pagalba, ką mes jau čia aptariam, tai psichoterapija, kitaip sakant, pagalba spręs problemas. Antras darbas labai svarbus, tai yra psichologinis įvertinimas, tai yra pažinti žmogų ir apibūdinti jį, suprasti, kas su juo yra ir kaip ten jisai veikia. Ir trečias svarbus darbas, tai yra psichologinis švietimas. Tarkim, psichologinės žinias panaudoti savo gyvenime, kad geriau gyventų. Tai tokie 3 pagrindiniai darbai. Tai aš įvertinimo srityje tikrai matau dirbtinį intelekto potencialą. Dar jis kol kas per mažai turbūt prijaukintas toje srityje, bet turbūt bus. Tikrai daug matau potencialą švietimo srityje ir švietimo ne tik tai bendroje, kad ten straipsnį parašo, bet tau individualizuotų. Tarkim, telefoną ateina tau asmeniškai rekomendacijos kažkokios, tai remintis tenai naujausiais tyrimais ir tavo kokiais nors big data tenai išanalizuotais. Ir psichologiniai pagalba arba psichoterapijai taip pat matau truputėlį galimybių, kaip pagalbininko, turbūt šalia psichologo arba kaip pagalbininko žmonėm, ką Modestas minėjo, tiem, kurie negali, nenori dėl įvairių priežasčių, neturi pinigų, toli gyvena kažkur tai ir panašiai, tai aš tikrai matau potencialą. Ar gali pakeisti pilnai psichologą, kad jis išeitų iš kabineto? Aš šališkas esu, tai negaliu sakyti, bet man atrodo, kad sunkiai dar kol kas.
Nes, gal netęsiu, nes aš dar čia norėjau paminėti, pavyzdžiui, tokį klausimą, ar pasąmonę žmogus turi, ar jisai vien tik racionalus, ir turbūt šito klausimo dirbtinio intelekto kūrėjai kol kas irgi neįsprendė. Tarkim, ar mes esam vien racionalūs ar iracionalūs žmonės, ir turbūt žmonės yra labiau iracionalūs, ir tada klausimas, kaip dirbtinis intelektas gali suprasti mūsų sprendimus, kurie visai jokia logika nesiremia ir panašiai, ir panašiai. Ir man atrodo, iš tose vietose perkeliamas, ką mes tam filme jį matėme, kada tu įsimylė dirbtinį intelektą ir tada kiek klausimų visokie kyla. Pasipriešinimas psichoterapijai, tarkim, vėl, kur mes žmonės suprantam, kad žmonės kartais tinginiai ir bėga nuo pokyčių, o ar dirbtinis intelektas tą supras, aš nežinau kol kas. Tai, ja. Tai Modestai, kaip pačiam tada atrodo irgi, klausantis, pakeis tą psichologą ar vis dėlto papildys? Kokie paties būtų pasvarstymai apie ateitį, pavyzdžiui, 20 metų į priekį? Jo, tai, jeigu kalbant apie šiek tiek trumpesnius laiko tarpus, tai manau, kad tikrai papildys ir tai yra puikiai technologija iš tikrųjų tai padaryti, nes kaip Rytis pasakojo, jau iš tikrųjų tikrai yra jau sukurta algoritmų, kurie, tarkim, gebėtų atskirti žmogaus emocijas, ar jisai, tarkim, šypsenos intensyvumą ir kiek laiko jisai išlaiko ją. Ir tai iš tikrųjų galėtų padėti, tarkim, netgi būnant psichologo kabinete, jeigu įsivaizduotume, kad yra kažkur, švelniai integruota kamera, kuri analizuotų, tarkim, žmogaus emocijas. Tai nebūtinai turi būti, kad tie duomenys turi būti išsaugojami paskui, nes tai keltų jau privatumo šiek tiek problemų. Bet vien tai, kad šitie algoritmai iš tikrųjų yra geresni už mus žmonės dėl to, kad jie gali pamatyti akimirksniu, kaip, tarkim, kinta žmonių emocijos ir visą tai išsaugoti ir paskui grąžinti, tarkim, tam tikrus rezultatus, kurios, tarkim, analizuotų galiausiai psichologas. Tarkim, kiek laiko žmogus šypsojosi, kiek, tarkim, kur žvilgsnis krypo, tokie neverbaliniai bruožai. Tai jo, tai manau šitoj vietoj tai tikrai artimiausiu metu tikiuosi iš tikrųjų, kad tai bus integruota į psichologų kabinetuose ir psichologai pradės naudoti tas technologijas, nes, tarkim, medicinoje jau kaip ir yra naudojama tos technologijos nėra taip, kad jos pakeičia daktarus, tarkim, nustatyti vėžį, bet tiesiog padeda daktarams padaryti geresnės išvadas. Jeigu kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, tarkim, po 20 metų ir jeigu, tarkim, galėtume teikti, kad pasieksim tokį bendrą intelektą, kas iš tikrųjų yra netgi, sunku netgi įsivaizduoti, kas būtų, jeigu iš tikrųjų pasiektume žmogaus lygio intelektą mašinoje, tai net nežinau, ar iš tikrųjų bereikėtų psichologų žmonėms, nes tiesiog ar iš viso žmonių bereikėtų kažkam. Tai gali būti, kad grįžtume atgal į praeitį ir, tarkim, dirbti mums nebereikėtų, nebesukeltų niekas kažkokio streso, jeigu taip galim teikti. Tiesiog net negaliu pasakyti, kas būtų, jeigu būtų, nes tai yra tokia labai utopinė arba distopinė gal netgi. Čia beje Modestas prie geros minties priminė man, studentai namų darbus rašydami vienoje vietoje prisiminė labai gerą mintį, kurios nebuvau pats pagalvojęs, parašė, kad o tai jeigu robotai bus panašus į žmonės, tai gal jiem reikės psichologų. Ir tada galbūt mes galėsim robotam padėti. Kodėl ne? Naujas sritis gali atsirasti. Bet turbūt, man atrodo, Modestai, aš tai, pavyzdžiui, oponuočiau, aš aišku nesu specialistas ir jokių būdų negaliu teikti, kaip ten bus, bet aš oponuočiau, nes aš, kai dėstau psichologinius dalykus ir psichologijos istoriją, tarkim, tai labai aiškiai matos, mes nesam supratę, kaip veikia žmogaus protas pilnąja to žodžio prasme, visas protas. Ten vėl atskiras funkcijas mes žinom, bet visuma. Net paėmus tos pačius smegenis, kiek ten yra integracijos ir bendradarbiavimo tarp skirtingų sričių, kurios dar už kelis dalykus yra atsakingos ir visą, bet teoriškai gal vieną dieną galima tai užprogramuoti šituose, bet tada vėl filosofinis klausimas,
ar tikrai žmogaus protas yra vien tik tai smegenų funkcija 100%. Ir čia irgi nėra atsakytas iki galo klausimas. Tai kažkaip mane tai ramina tas dalykas, kad mes daug klausimų dar nesam psichologijoje atsakę ir tai reiškia, kad mes jų susimuliuoti turbūt negalėsime visų. Nes, aš taip savo, kada galvojau, kada kokiu scenarium arba kokiu variantu galėtų mūsų robotai visiškai išstumti iš psichologijos, tai turbūt jeigu būtų 100% įrodyti, kad žmonės yra tik biologiniai robotai, ta prasme, kad žmogus yra biologinis robotas, kuriame veikia algoritmai, ten, sakykime, genetika kažkiek, tai iš evoliucijos ten atkeliavę dalykai ir biocheminiai procesai, ir daugiau nieko. Ir ta integracija yra labai aiškiai nuspėjama ir panašiai. Tai tada turbūt taip. Kitas dalykas turbūt, jeigu bus įrodyta, kad mes esame racionalūs. Arba bus atrasti algoritmai paaiškinant mūsų iracionalumą, kas nėra šiai dienai. Ne? Mes labai dažnai psichologai sakom, atradom kažką, nustatėm, bet iš tikrųjų ten yra tikimybiniai nustatymai. Tai yra, tarkim, 7% žmonių tas galioja, bet yra 30% žmonių, kuriems tas negalioja. Tai reiškia, pilnai nuspėti mūsų kol kas neįmanoma. Ir trečias man toks dalykas atrodo, jeigu mes įrodysim, kad mes esam visiškai determinuoti, tai yra mes neturim jokios laisvės arba mumyse nevyksta jokie atsitiktiniai procesai, kuriuos mes paskui kažkaip integruojame savo ten protą ir panašiai. Tai jeigu tai bus įrodyta, tikiu, kad mus išstums robotai, bet kažkaip aš džiaugiuosi, kad man atrodo nebus tai įrodyta, kad mes biologiniai robotai, kad mes esam vien tik racionalūs ir esam visiškai determinuoti, apspręsti ir neturim jokio pasirinkimo. Tai kažkaip, bet, jo. Taip, ačiū. Tikrai svarbus klausimas ir mūdu esam prie kavos diskutavę apie tą laisvą valią, kiek čia tos laisvės yra pas tą žmogų, nėra ir iš tiesų matyti... Nėra atsakyta 100%, nėra atsakyta. Ne? 100% nėra ir turbūt ką svarbu paminėti, kad vis dėlto IT technologijos visada yra prieki ir psichologijai tenka dėja vytis šiai dienai tą pažangą, kurią turi įsitis, bet aš dar norėčiau... Kol neateinam iki konceptualių esminių klausimų apie žmogaus prigimtį, kai ten ateinam, tada sustoja abudu. Tai pabaigai dar perinant prie klausimų sekcijos, nes tikiu, kad dalyvaujantys ir mačiau jau keletas klausimų yra turės ko paklausti, tai abiems toks asmeniškas klausimas, hipotetinė situacija. Įsivaizduokit, kad esam toj ateinančioj artimoje ateityje, pavyzdžiui, už 20 metų ir, tarkime, jau yra prieinama tam tikra psichologinė pagalba su dirbtiniu intelektu, kuris, iš tiesų ateitum į kabinetą pas robotą terapijai. Tik dabar koks skirtumas? Tom hipotetiniam pasaulyje roboto paslauga, jinai kainuotų 10 eurų, mes žinotume, kad tai yra robotas, bet mes jo niekaip neatskirtume nuo žmogaus. Būtų iš esmės tas pats žmogus, bet mes žinotume, kad tai nėra žmogus. Ir kad kaina būtų 10 eurų ir tada gyvas žmogus, sakykime, truputį mažiau prieinama paslauga 100 eurų. Jeigu atsidurtume tokiai situacijoje, pas kurį eitume tada? Galiu pradėti. Prašau. O kaip tau, Povilai, tokia situacija hipotetinė, kad aš nusiperku robotą terapeutą ir jeigu nori su juo konsultuotis, tai 10 eurų, jeigu su manim, tai 30 eurų. Tada bet kuriuo atveju abudu pinigai man eina. Aš labai dažnai apie tai pagalvojau, utopinis pasaulis mano galva turėtų taip atrodyti, žmonės nedirba, kaip Modestas sakė, nes nėra poreikio dirbti reikalą, bet kiekvienas turi savo robotą. Tarkim, gimsti ir tau tėvai arba valstybė padovanoja robotą, kuris už tave viską daro, o visos jo pajamos eina tau. Tai man bet kuriuo atveju čia gerai. Bet jeigu rimtai atsakant į paties klausimą, tai taip, čia yra vienas iš iššūkių ir vienas iš ekonominių, visuomeninių veiksnių, kurie gali mus pastumėti link bendravimo su robotais, nes neabejoju, jeigu tokį robotą sukurs, tai tikrai tyrimai parodys, kad jisai efektyviai veikia, nes jeigu keturkampiai robotai mus veikia efektyviai, tai va. Tai kaip pats darytumėt ryti vis dėlto tokia situacija? Eitumėt pas vieną? Žiūrint, koks aš būsiu už 20 metų, jeigu būsiu skeptikas kaip dabar, tai ir sakykime, pasaulį pasidalins į dvi dalis, vieni už robotų integraciją 100%, kiti prieš, tai aš bijau, kad palaikysiu žmogų ir tada nueisiu už tos 30 eurų, nebent neturėsiu, tada visai neįsiu. Iš tikrųjų tada eisiu į savipagalbą, medituoti kaip pavyzdys, nes man atrodo ne viską gali, nebūtinai psichologas viską gali tavo gyvenime spręsti. Okay. Ačiū. Modestai, kaip pačiam šitoj situacijai 100 eurų, 10 eurų, tikras žmogus ar robotas? Ja, čia vėl toks
Net neįsivaizduoju, šiaip, kadangi pats dirbtinio intelekto kaip ir specialistas būsimas esu, tai tikriausiai turėčiau palaikyti savo pusę, kad eiti pas pigesnį robotą, kuris, tarkim, 100% yra, bendravimas su jo būtų 100% toksai pat kaip su žmogum, gal netgi geresnis iš tikrųjų. Nors iš kitos pusės nežinau, čia toksai labai filosofinis klausimas, tai kaip ten bus, jeigu visi būtume apsupti vien tik tais robotų ir technologijų, gal vis dėlto norėtųsi to žmogiškesnio kontakto, nors net jeigu ir žmogus kaip būtybė daro klaidų, tarkim, arba ne visą laiką įsiklauso tinkamai, kaip, tarkim, robotai galėtų įsiklausyti. Nežinau, toksai nesu apsisprendęs. Man tai dar viena mintis, galvoju, mes dažnai, kada galvojam apie ateitį, tai galvojam, kad tie robotai tobulės, o žmonės nieko nedarys, nes iš tikrųjų, taip, jeigu platesnių požiūrių, tai čia kova vyktų tarp rūšių realiai, tai yra rūšių kova. O biologija ir evoliucijos teorija sako, kad rūšis nepasiduos lengvai. Ne? Tai reiškia, aš visada galvoju, kad jeigu tai jau ateitum iki tokio slenkščio, kad ateitų klausimas, ar mes ar robotai, žmonės imtus kažkokių veiksmų. Ir tada klausimas, kokio tobulumo tie robotai būtų, ar jie kontraveiksmų nesimtų, ir čia fantastiniai filmai prasideda, bet aš manau, kad žmonija taip lengvai neleis rūšiai savo pasiduoti kažkodėl. Tai arba pasistengs pranokti robotus, arba kažką dar padarys. Okay. Tai ar galim perėti prie klausimų tada? Žinoma. Gerai. Yra klausimų. Pirmasis klausimas, pradėsiu nuo viršaus tuomet. Sveiki, ką galvojate apie Elono Musko Neuralink projektą? Ar esate abu susipažinę su šito projektu? Esu girdėjęs, bet daug nežinau, tai Modestui užleisiu. Modestai, ar pačiam teko susipažinti? Jo, teko šiek tiek pasidaryti. Gal galėtum tada truputį įvesti, koks tikslas yra šito projekto ir tada koks tavo požiūris? Toksai filosofinis tikslas iš tikrųjų tai ir yra, ką Rytis pasakoja, tai iš evoliucinės perspektyvos kovoti prieš potencialiai bendrą intelektą, kuris galėtų mumis išstumti iš pasaulio. Tai aš draugas tada Musko išeina. Iš tikrųjų tai taip, nes iš tikrųjų yra didelė tikimybė, kad mašinos atsisuks prieš mus. Tai su Neuralink tokia filosofinė idėja, kad mes galėtume nebūtinai kovoti prieš mašinas, bet prisijungti prie jų. Iš tos pusės, kad galėtume, tarkim, implantuoti pas savęs į smegenis kokias nors mikroschemas, kurios padėtų mums atlikti tam tikras užduotis daug efektyviau, tarkim, matematinės, algebrinės operacijas kokias įspręsti, arba pasiekti informaciją labai staigiu būdu, tarkim, pagooglint kažką vien mintimis ir gauti šiek tiek tokio, kaip turėti tokios persvaros prieš robotus. Tai čia tokia būtų idėja Neuralinko. Tvarkoj, važiuojam toliau. Gintarė sako, manau, kad psichoterapinėme bendravime žmogus yra žmogus. Su dirbtiniu žmogumi mane atbaidytų ne tokios pagalbos efektyvumas, bet tai, jog trūktų jausminės pusės. Apie ką truputėlį ir kalbėjome, važiuojam toliau. Ar manote, kad ateities dirbtinio intelekto psichologas turėtų turėti galimybę susisiekti su policija ar medikais, kad apsaugotų pacientą? Ir atsižvelgiant, kad kartais psichologas turi dėl konfidencialumo ir paciento privatumo saugumo nuslėpti kokią nors informaciją, ar dirbtinio intelekto psichologui irgi turėtų būti suteikta tokia galimybė? Žodžiu, ilgas klausimas. Tai pirma dalis dabar. Kaip dėl to konfidencialumo, ar ne? Kitaip sakant, klausimai apie etiką, ne? Jeigu aš teisingai suprantu, čia apie etikos klausimai, ne? Psichologo profesinės etikos. Tai ar psichologas turi dėl konfidencialumo ar paciento privatumo nuslėpti? Ryti, kaip galvoti? Ar turi? Tuo dar sekundėlę bandau suvokti.
nelabai suprantu, kas čia turime omeny, nes pagal psichologo profesinę etiką dviem atvejais, kada pavojus kyla pačiam klientui arba kitiems žmonėms, psichologas negali nieko nuslėpti, jisai privalo imtis priemonių. Turbūt dažnai mes įsivaizduojam gana taip tiesmukiškai, kad priemonės tai reiškia skambint kažkam, kas Jungtinėse Amerikos valstijose beje yra, taip jau yra, ten jeigu kažką sužinai tokio grasinančio, grėsiančio, tai tu privalai ten pranešti policiją ir panašiai. Europoje daugiau tradicija yra, kad tu sprendi tą klausimą su klientu, tai yra ir gali sprendimų būti įvairių, arba tu kreipiesi kažkur į išorę pagalbos, užtikrint saugumą, arba tu su klientu sudarai kažkokį kontraktą ir planą labai aišku, kaip jisai liks saugus ten ir panašiai ir panašiai. Tai čia apie nuslėpimą, nežinau, psichologas negali nieko nuslėpti. Čia turbūt dar aštresnė problema. Aš manau, tas kaip tik negalėtų nuslėpti, nes informacija būtų prieinama valdžios įstaigoms, tai ką žmogus dirbtinio intelekto psichologui pasako. Ne, bet aš ką turiu omeny, kad ir psichologas negali nuslėpti, tiek su tuo kažkas turi būti daroma, kartais galbūt neskubama iš karto ten kažkur kreiptis, o paprastesnėm priemonėm užtikrinamas saugumas, bet jeigu ne, tai tada kreipiamas. Tai čia manau, kad tas, nėra skirtumų. Gerai, judam toliau. Kęstutis sako, gera knyga apie ateities galimybes yra Makso Tegmarko Gyvybė 3.0. Gyvenime nebūna juoda ar balta, tikriausiai reikės rinktis pagal situaciją, galimybės ir piniginę storumą. Gal ne visada galėsim konsultuoti su žmogumi kosminėse kelionėse. Pavyzdžiui, kosminėse kelionės. Ja. Kaip Rytis minėjo, priklausys nuo aplinkybių ir piniginės storumo. Tas sako, mano nuomonė, psichologo kabinete itin svarbu vaidmenį atlieka empatija, intuicija, atjauta, atspindėjimas, kiek dirbtinis intelektas galėtų šias funkcijas dubliuoti. Tai turbūt ir aš tą irgi minėjau, truputėlį gal ne taip labai ryškiai, bet ačiū Jovita, kad tą patį parašė, nes iš tikrųjų yra daug tokių neracionalių procesų vykstančių psichoterapijoje arba ne visai racionalių procesų. Tai vėl klausimas, dabartinis dirbtinis intelektas turbūt Modestai sunkiai galėtų ten susitvarkyti su visokiais, bet ir tai kažkiek, bet jeigu mes jo fantastinį scenarijų piešiam, kaip būtų ateityje, tai gal imtų ir susitvarkytų, nežinau. Jo, čia gal drįščiau šiek tiek oponuoti netgi šitoj vietoj, kad, manau, kad netgi dabar iš tikrųjų galima pastebėti, tarkim, kažkokios bent jau empatijos tose programėlėse netgi, kaip, tarkim, kaip ir buvau sakęs replikoj, kad žmonės pajaučia, kad tai programai iš tikrųjų yra svarbus vartotojas. Ir taip. Ir šiaip kalbant, gal ir ta pati programėlė, kaip ir yra suprogramuota apsimesti kažkokią empatiją, ją simuliuoti, pati gal nežino, kas yra, ir faktas, kad nežino, kas yra tie jausmai ir taip toliau, bet iš kitos pusės pažiūrint, tai gal netgi ir su žmonėmis dažnai pasitaiko taip, kad būna situacijų, kai, tarkim, yra kažkokia pora ir yra imituojami kažkokie jausmai, gal ne to, kad imituojami, bet tarkim, kai žmonės apsimeta, kad vienas kitą myli, tarkim. Kad viena pusė atrodo, kad yra įtikinta ir pajaučia tos jausmus, kai, tarkim, kokia nors kita pusė apsimetinėja, kad tiesiog vyksta yra kažkokie jausmai, nors tam kitam žmogui atrodo, kad viskas tvarkoja. Tai gal čia taip pat ir su programėlėm būtų, kad užtektų tiesiog apsimesti, turėti tą susimuliuoti empatiją. Klausimas, ne? Bet čia turbūt klausimas tyrimų reikalaujantis. Jo, tai greičiausiai toksai. Nes, tarkim, kalbant apie empatiją, psichoterapiją arba ten konsultavimą psichologiniam, tai yra 3 komponentai paprastai empatijos išskiriami. Tai yra vienas komponentas kognityvinis, reiškia, kada tu supranti ir tą savo, tą kognityvinį, manau, simuliuoti tikrai nesunku. Ne? Antras komponentas yra emocinis, kada tu emociniam lygmenį, įsivaizduoji jausmus, kurios jaučia tas kitas žmogus. Galbūt čia galima kažkiek tai irgi sufeikinti, nors čia klausimas, šį tyrimą reikalaujantis dalykas, kiek žmonės atpažįsta, tarkim, neteisingą empatiją
Ir trečias komponentas yra parodymas tos empatijos. Kitaip sakant, jos atskleidimas savo veido išraiškom, žodžiais ir visų kitų. Tai jau reiškia suprasti, įsijausti, įsivaizduoti, kaip yra žmogui ir parodyti jam, kad tu jauti, supranti ir įsivaizduoji. Tai nesu tikras, kiek čia visus tos tris komponentus galima gerai susimuliuoti. Bet čia toks klausimas atviras turbūt. Aš čia atsiprašau truputėlį, ne klausimas, bet čia aš įrašiau keletą programėlių tiem, kam įdomu, nes pasidalinau, kurios sako, kad remiasi dirbtinio intelekto principais, padėdama žmonėm. Tai galit pražiūrėti. Ačiū labai. Taip, žiūrim toliau. Austėja rašo, kokia yra jūsų nuomonė apie galimybės tam tikrų būdų integruoti dirbtinį intelektą į žmonių smegenis ir gydyti tam tikrus, pavyzdžiui, intelekto raidos sutrikimus. Tik mintis, galbūt kažkada dirbtinis intelektas pakeis mūsų smegenis ir mums iš vis nebereikės psichologinės pagalbos. Tai čia Modestai, kalbėjom apie Neuralink, tai ką daro Elonas Muskas, bando neinvaziškai efektyviai implementuoti tam tikras mikroschemas, kurios stimuliuotų smegenų veiklą ir iš esmės pradžia bent jau padėtų susidoroti su įvairiais, sakykime, neurologinį pagrindą turinčiais sutrikimais, o ateityje gal net praplėsti darbinę atmintį, mąstymo operacijas ir panašiai, kaip pačiam atrodo. Tai būtent ir, iš tikrųjų, jeigu kalbant apie Neuralinką, tai ten yra invaziniai, iš tikrųjų, bandoma implementuotis mikroschemas, kurios yra tiesiog sujungiamas su žmogaus smegenimis ir bandoma juose matuoti, tarkim, tam tikrų elektromagnetinių signalų skaičių smegenyse. Ir tokia dvipusė komunikacija yra vykdoma. Tai manau, kad iš tikrųjų sunku dabar teikti ir tiesą sakant, nelabai domėjausi, ką jie jau yra pasiekę. Kiek žinau, kad bando šiuo metu tam tikras ligas išgydyti, kurios yra neurologinės, naudojant tos aparatus. Bet šiaip manau, kad ateityje visko gali būti, kad gal ir pasieksim, priklausys. Čia turbūt labai svarbus vėl tas principinis esminis klausimas, ar visa žmogaus veikla ir visos problemos yra tik biologinio pagrindo. Ta prasme, paprasto to tokio biologinio pagrindo, kad pastimuliavęs kažkurią smegenų vietą gali pakeisti nuotaiką, požiūrį, vertybės, nuostatas ir panašius dalykus. Tai čia ateities tyrimai parodys, bet jeigu ne, tai tada neįmanoma visko paveikti. Turbūt kai kuriuos tik tai dalykus, kurie, kaip Modestas sako, turi biologinį pagrindą. Aišku, biologinį pagrindą, nesakau, kad mumyse yra kažkas nebiologiško, bet kai kurie tie pagrindai labai neaiškus arba labai kompleksiniai išsimėtę po daug smegenų vietų ir sunku jas sugauti. Okay. Ryti, čia turbūt jums kaip psichologui klausimas, kaip jūsų nuomonė dirbtinis intelektas veiktų dailės žaidimų terapijose su vaikais, kai dažnai jie nekalba arba ateina į terapiją ne savo noru, bet juos atveda tėvai ir vaikų veiksmai būna dviprasmiai, pavyzdžiui, žaidžia su lėlėm, bet vaizduoja savo šeimos gyvenimą. Čia trumpai pridėsiu, tyrimai iš tiesų rodo, kad, pavyzdžiui, kai vaikai yra netgi autizmo spektre, tai gali būti robotas kaip alternatyva ar pagalba terapijai, kaip turėti žiūrėti. Vėl paprastai nepasakysi, nes dailės arba žaidimų terapija jinai yra tik tai priemonė arba metodas. Vis tiek jinai remiasi kažkokiu tai teoriniu pagrindu, ten vienu iš tų, kur čia mes sakėm, daug teorijų yra, tai vėl priklauso nuo kokios pakraipos ta žaidimų terapija. Jeigu tai yra humanistinė kažkokia žaidimų terapija, ten labai svarbus yra terapeuto atspindėjimas to, ką vaikas daro ir kas jame tuo metu vyksta, interpretavimas ir panašiai. Tai nežinau, čia vėl mes grįžtame prie to pačio, galbūt vieną dieną galės tai padaryti robotas, ir panašiai. Bet jeigu kažkokia kitokia žaidimo arba dailės, kaip tarkim emocijų atpažinimui, ventiliavimui skirta ir panašiai, tai turbūt labai lengvai galėtų būti, ar net gal smagiau būtų vaikui turbūt su robotu kažką paveikti, ypatingai jeigu jis būtų nematytas, naujas kažkoks ir panašiai, negu su žmogu. Bet aš čia matyčiau vėlgi turbūt pagalba viens kitam, negu kad tas arba tas, tik žmogus arba tik robotas. Abudu kartu, manau, jie gali daug pasiekti. Puiku. Gerai, Austėja dalinasi Neuralink, skamba gražiai, galbūt šiek tiek utopiškai.
įdomu, kokia būtų planuojama atlikti testavimus ir tyrimus apie veikimą, nes kiek žinau, tokiu būdu eksperimentuoti su žmonėmis negalima. Mano žiniomis, Modestai, papildykit, jeigu ką, bet Elonas Muskas bando gauti kaip medicininės priemonės leidimą tos agentūros, kuri prižiūri tokius įrenginius vaistus Jungtinėse Amerikos valstijose, tai tyrimai jie yra atliekami. Bet žiūrėkit, dar sekundę, ne vien Neuralinkas, yra daug projektų, kurie bando įvairiais, sakykime, ten vadinasi kažkaip Deep Impact ar kažkas panašaus, bet žodžiu, nelendant į galvą, paveikti įvairius smegenų centrus. Ne? Ir svajonė yra sukurti kepuraitę, kurią tu užsidėtum ir per telefoną nusistatytum nuotaiką ir kažką panašaus ir tau nesuprojektuotų tą nuotaiką smegenys. Ne? Ir tokie tyrimai daromi, bet jie kol kas daromi labiausiai susergančia žmonėm, kurie, aš suprantu, pasirašo visokius popierius, sutikimus dalyvauti eksperimentuose, nes tai potencialiai jam gali padėti. Ne kaip ir vaistai, bet kurie turbūt testuoja. Gerai. Minėjot, kad galbūt ateityje, kad robotai galėtų už mus dirbti ir taip sumažinti su darbo ateinantį stresą. Bet ar tada nebūtų daugeliui depresija iš nuobodulio, nes gyvenimas be tikslo, jokios visuomeniai naudingos veiklos daugumą nuves prie šiokio tokio išprotėjimo. Čia tokia kaip ir mintis labiau nei klausimas. Važiuojam gal toliau, nes kad suteikti sąlygas daugiau žmonių paklausti, gerai? Bet čia įdomi mintis, bet aš sakyčiau, turbūt vėl priklausomai nuo to, ką žmonės su tuo po to darys. Nes gali būti, kad jeigu įsivaizduokim pasaulyje, mūsų dabar pusę dienos, daugiau kaip pusę dienos yra skirta darbui ir jeigu tas laikas atsilaisvintų, turbūt mes sukurtumėm kažkokių struktūrų, tinklų, veiklų ar kažko panašaus užimti tą laiką. Tai gali būti, kad ateities pasaulyje mes nedirbsim tuo metu, bet kažką kito veiksim. Pavyzdžiui, tobulėsim, bendrausim, kursim grožį kažkokios, nes tuščia vieta nebūna turbūt, ne? Jeigu žmonės nedirbs, jie susigalvos kažką kito veikti ir gali būti, kad viskas bus gerai. Neaišku. Modestai, kaip jums? Jo, irgi, iš tikrųjų, net nelabai turiu kažkokios nuomonės tokios, bet sutinku pilnai su Ryčiu, kad greičiausiai nebus taip, kad mes nieko neveiksim ir vis tiek man asmeniškai tikiu, kad mes galėsim susijungti su mašinom ir iš tikrųjų nebus taip, kad pakeis mumis visiškai jos. Ir kad galėtume dirbti kartu ir turėti ką veikti. Super. Gerai, matau, kad mūsų Justė man leido suteikti teisę dalyviams. Supratau. Tai žodžiu, jeigu ką, esantis dalyviai galite save atsimjutinti ir garsiai užduoti klausimą, jeigu norite, tai tokia galimybė yra. Kitas klausimas, Kęstutis klausia arba dalinasi. Gal dirbtinis intelektas galėtų padėti tobulinti, mokyti savo protą, žaidžiant ar kitokiais įdomiais užsiėmimais motyvuoti veiklai. Jau dabar užprogramuoti išmanieji laikrodžiai kviečia pajudėti, jei sėdi ilgiau kaip valandą. Modestai, gal nuo jūsų pradėkime. Jo, iš tikrųjų jau yra ganėtinai nemažai tokių virtualių asistentų, kurie padeda žmonėms, tarkim, struktūrizuoti savo laiką, įvairūs priminimai egzistuoja. Tarkim, vienas iš įdomiausių tokių projektų, dabar tiksliai negaliu pasakyti pavadinimo, bet kai prisiminsiu, papausinsiu į Facebooką, yra tokia programėlė kuriama dabar ir kol kas yra tokiose bandamosiose versijose, kuri, tarkim, klausytųsi, kas vyksta aplink tave, visų metu klausytųsi tavo pokalbių ir galiausiai dienos pabaigoje sugeneruoti kažkokią ataskaitą, kurioje, tarkim, būtų visi priminimai, ką tau reikia padaryti, ką kiti žmonės tau pasakė, tam tikri faktai, jeigu žmogus pasidalino kažkokią informaciją svarbi, kad tu tiesiog nepamirštum. Tai iš tikrųjų tokias programėlės iš tikrųjų turi ir šiek tiek ir etinių problemų ir taip pat teisinių problemų iš privatumo pusės, bet esmė tame, kad tokios programėlės kaip ir yra kūriamas ir ateityje manau, kad mes jo pamatysim vis daugiau ir daugiau. Gaila, negaliu pasakyti pavadinimo dabar tas programos.
Ryti, apie konfidencialumą kalbant, pamiršau prieš tai paklausyti, tai vis dėlto, jeigu tas dirbtinis intelektas turės, tarkime, visus duomenis apie mus ir jie bus laisvai prieinami kažkaip, ir mes puikiai žinom, kaip produktai nelabai nori kažkaip mums leisti pasirinkti, neduoti jiems tų duomenų, yra ir ta monetizacijos paskata. Kaip jūs čia spręstumėte tą etikos problemą, kai robotas turėtų visus prieinamus duomenis po ranką praktiškai? Čia labai geras klausimas ir naujas rytis turbūt psichologam apmastyti. Ir aš žinau, kad tai jau masto apie tai, ten Amerikos psichologų asociacija, nes, kalbant apie tas programėlės, taigi ten tu irgi kai kurias rašai realų turinį, ne tik tai, kad tau ten kažkokius siūlo pratimus, bet tu rašai atsakymus, ten klausimus, tai jau yra duomenys, tai bet bendras principas tas pats, tai yra, jie turi saugomi būti. Ir tada aš įsivaizduoju tos programėlės, jeigu jos psichikos sveikatos arba apskritai sveikatos tikslais naudojamos, jos turbūt turės vadovautis tais pačiais etikos principais, kitaip neįsivaizduoju. Aš žiūriu, taip, čia kalbant apie tas psichologinius duomenis, apie žmonės ir jų psichinę sveikatą, iš tikrųjų yra jie klasifikuojami kaip aukšto sensityvumo duomenės ir dėl to reikalauja labai stiprios apsaugos tam ir labai dažnai tu jų net negali kaupti tokios informacijos, tai bent jau Europos Sąjungoje su naujo GDPR įstatymu. Bet jo, čia geras klausimas. Iššūkis ateičiai turbūt, ne? Dar čia yra paskutinis komentaras, turbūt krypsim į savo vidų. Labiau tikėtina, čia turiu omeny, turbūt jeigu dirbs robotai už mus, ne? Bet žinot, aš pagalvoju tokį dalyką, tarkim, kažkada juk žmonės gyveno taip, kad vos ne kiaurą parą skirdavo prasimaitinimui, tai yra arba dirbdavo laukuose žemdirbystę, arba medžiodavo, arba rinkdavo ten gėrybės miškuose kažkokias, o paskui truputį ilsėdavosi, ne? Ir jų visa diena buvo vien tam skirta, bet kažkada atėjo ten darbo kažkas revoliucijos, ir išvadavo mus nuo dalies to darbo, ir dabar mes 8 valandas į dieną skiriam darbą, tarkim, ir vis tiek randam ką veikti. Tai aš galvočiau, kad net tom dingus 8 dienom darbo, turbūt mes kažką veiktum. Čia daugiau kitas klausimas, ar tai teiktų mums prasmę, nes vėl tose diskusijose, man atrodo, labai svarbu tą kompleksiškumą nepamiršti, žmogus yra kūnas, emocijos, mintis, dvasiniai dalykai, tai yra prasmių dalykai, tikslo dalykai ir ten socialiniai dalykai, ne? Tai mes apie kažkurios kartais pasirūpinam, pamirštam apie kitus, tai nežinau, kas nutiks, kažkaip turbūt ieškosim sričių, kur tas poreikius savo irgi tenkia. Čia turbūt man dar atėjo klausimas, kol dar turim laiko apie tą kūną, pavyzdžiui, jeigu mes, sakykime, vis mažiau ir mažiau esame skatinami, motyvuojami išeiti, tarkime, jeigu mes galime užsisakyti viską, galim gauti psichologinės paslaugas nuotoliniu būdu ir kadangi mes nesam nusiela ir kūnas jisai, kai jis nenaudojamas, jisai yra. Jo funkcija yra būti naudojamam. Tai klausimas, kaip tokioj ateityje su virtualios realybės dirbtinio intelekto integracijom, kaip tada tą kūną prižiūrėti ir tada ar nebus žmonės kaip tik ir motyvuojami jo atsisakyti ir psichiką perkelti kažkur aukščiau ir iš to tada dar aibė implikacijų, kaip viskas atrodys, ar ne? Labai gera mintis ir man tai čia tik tai prisiminė, aš tai pagalvojau, turbūt saugiausias tai shortcutą padaryti ir iš vis išmokti atsiriboti, nes aš įsivaizduoju, kaip Modestas dar sakė, kas bus, jeigu mes susiliesim su to dirbtiniu intelektu ir tarkim, čia visą laiką online man į akis kažkur ar ten į protą eis kažkokia informacija, kaip per filmus kartais rodo, ne? Tai bus pastovi stimuliacija ir tada tam laiko vidiniam gyvenimui, savęs paieškom, kažkam susivokimui, ten dėmesio koncentracija gali iš vis nebelikti, ne tik apie kūną kalbam, bet ir protui neliks laiko, nes pastovi bus bombarduojama kažkokia informacija. Tai, čia aš nenoriu kažkoks religinis sektantas pasirodo, bet tarkim tie šventi žmonės, kaip Buda, Kristus ar panašiai, senai mus mokė, kad viena iš didžiausių vertybių tai yra mokėti
atsiriboti nuo pasaulio ir susikoncentruoti tai, kas svarbiausia. Ne? Tai turbūt to mums reikės mokytis ir jeigu apsidairysim aplink, tai mindfulness, tas judėjimas, to dėmesingo sąmoningumo judėjimas, meditacijos populiarėjimas 21 amžiuje, ar tik nebus iš dalies susijęs su išmaniom technologijom ir pastoviu srautu informacijos, kuri mus bombarduoja. Ir žmonės, kai kurie intuityviai turbūt pajunta, kad vieni laiką labai savo planuoti ir valdyti ima, o kiti tiesiog eina į save, į mokėjimą atsiriboti ir sukaupti savo protą ten, kur aš noriu, o ne ten, kur mane aplinka prašo. Tai turbūt ir to reikės mokyti. Čia vėl iššūkiai, vieni iššūkiai, žodžiu, ne? Bus linksma gyventi, bus ką veikti. Modestai, turbūt paskutinis klausimas gal pačiam, kadangi kaip sakė Rytis, bombardavimas reklamais jau vyksta mūsų išmaniuosiuose telefonuose, naršyklėse. Na, įsivaizduokim, kad reklamą pradėsim matyti savo sąmonėje, gal net miego metu ir jinai darys poveikį. Tai kadangi tie produktai, kuriais mes naudojamės, jie komerciniai ir turbūt ir kitos inovacijos bus komercinės. Tai koks paties tada sprendimas reguliuoti, bet tai tada stabdom inovacijas? Koks tas prevencijos būdas yra, kad žmonių vidus būtų apsaugotas nuo tų įsikišimų tokių? Kaip jums atrodo? Aš net tiksliai nežinau, iš tikrųjų su tokiam technologijom gal netgi, jeigu šiek tiek grįžti, toksai rakursas būtų ties to pastovaus triukšmo smegenyse. Na, bet iš tikrųjų tai juk ir dabar yra tas pats, kad, tarkim, žmonės jaučia kažkokį nerimą, tarkim, prieš egzaminus dažnai būna, kad neina užmigti, nes pastoviai sprendi kažkokias problemas, ir kurios padės tau tikėtinai išspręsti egzaminų metu tam tikras užduotis, kas yra iš tikrųjų blogai, nes tada kaip ir miego visiškai negauna. Tai gal tokios technologijos iš tikrųjų aš matau, kad galėtų netgi padėti išjungti tam tikras mintis, kad jos nebūtinai galėtų su tokiam technologijom potencialiai nebūtinai būtų vien tik tais į vieną kryptimį einantis dalykas, bet ir į kitą pusę. Na, ta prasme, kad galėtume slopinti tam tikras neigiamas mintis. Ir gal netgi tai padėtų šiek tiek, tarkim, išgydyti tam tikras psichologinės ligas. Na, nežinau, čia toksai. Čia teoriniam lygmenį aš labai sutikčiau, bet praktika įrodo, kaip atsirado socialiniai tinklai, sakykime, ne? Nu, jie irgi galėtų kažkas įdiegti kažką tai, kad sustotų tam tikram laikui tie žinutės ir panašiai, bet ne, to nepadaro, nes jiem apsimoka, kad tai būtų. Nu, čia tokia, žinai, klausimas, kada kas vadeles paims į rankas, ir gali būti, kad niekada, nes mūsų pasaulis yra liberalus, ir niekas nesiima kontroliuoti tų visų procesų taip jau lengvai, nes visuomenė nenori tos kontrolės. Tai mano kaip psichologo toks būtų spėjimas, kad vis tiek mes iš vidaus, kaip sakiau, turėtum tai yra ugdyti kritinį protą ir ugdyti gebėjimą sukoncentruoti savo dėmesį ten, kur mums norisi, o ne ten, kur kažkam norisi. Tai turbūt tas jau aktualu, ateityje bus dar aktualiau. Bet aišku, jeigu kažkas bus toks sąmoningas valdytojas pasaulio, kad sakys, sukurkim technologijas, kurios mus išvaduotų nuo problemų, kurios sukūrė tos pačios technologijos, tai aišku, irgi bus smagu, tik tai čia kažkaip pavyzdžiai rodo, kad tai nevyksta kol kas. Na ką, tai gyvenam įdomiais laikais, kaip sakoma, ir gyvensim turbūt dar įdomesniais ateityje. Tai čia turbūt sustosiu. Juste, ar norėtum kažką dar pridėti, pasakyti pabaigai? Taip, manau, tiesiog norėčiau padėkoti lektoriams, diskusijos dalyviams ir Povilui pačiam, kad sutikote sudalyvauti diskusijoje. Iš tiesų tikrai buvo labai įdomu pasiklausyti, labai daug gerų klausimų buvo užduota, ne vien tik Povilo, bet ir pačių klausytojų. Tai tas labai džiugu ir tikiuosi, kad, nežinau, tos problemos nesuteiks mums, nežinau, kažkokio neigiamo aspekto ar kažkas tokio, kad viskas bus pozityvu, bet, čia irgi ar nekvaila tuo tikėtis. Bet jo, iš tiesų labai ačiū, kad sudalyvavote. Tai kažką Rytis gal noriu pasakyti liktais. Taip atrodė. Tai bet pabaigai tiesiog aš galvoju, turbūt tai reiktų vertinti kaip naujas galimybės, kurios atneša naujus iššūkius, kurios reikia apgalvoti ir su jais susitvarkyti daugiau negu bijoti to. Tai pozityviai baigiam. Taip, visiškai sutinku. Tai gerai, tai ačiū tada ir tikriausiai atsisveikinkim. Ačiū visiems. Gerą vakarą viso. Ačiū jums viso.